Tai kur skrendat, kiek laiko būsit ir ką veiksit? Skrendam į Ispanijos kalnus Sierra Nevada, būsim apie 3 savaitės ir ruošiamės Lietuvos čempionatui ir ateitiems varžybom. Bus pasirengimas, bus sparingo, bus smagu ir plauks. Kuo išsiskiria Sierra Nevada nuo kitų gal vietų? Tai tam, kad tai yra kalnai, tai vis tiek dėl mažo deguonies kiekio padeda treniravimuose ir čia galim į kitus terminus eiti, kodėl padeda kalnai, bet tai pagrindinis dalykas, kad tai yra kalnai, o kitas dalykas, kad savo atmosfera, viskas jau pažįstama ir nebloga treniruočių bazė. Tai anksčiau gal nesupratau esmės ir šiaip neatrasdavau kažkokių malonumų tenais, bet dabar kaip su labiau atėjo amžius ir supratimas turbūt, tai dabar suprantu, dėl ko šiandien važiuoju, kas tenais labiau man patinka ir kokie labiausiai gal akcentuojami dalykai visokie ir požymiai, kas mane tenais gerina ir tiesiog šiaip toks labiau gal kas padeda, tai toksai labiau buvimas su savim ir atradimas galbūt savim, kokias problemas tau kyla ir panašiai. Tai manyčiau galbūt vienas geriausių dalykų, kad tenais gali pabūti pats su savim. Ir grįžtat po to tiesiai į Lietuvos čempionatą? Aš grįžtu nuo komandos 1 savaitę anksčiau negu kiti, nes man reikia daugiau, kaip sakoma, poilsio ir atsistatymo, kaip tokiam labiau dabar sprinterių distancijai, tai savaitėlį anksčiau grįžtu negu visi kiti. Kada paskutinį kartą Sierroje buvai? Iš tikrųjų visus kartus prisimenu, tai net sunku pamiršti, kada buvau, bet nesakysiu, kad labai pasiilgau, bet ir nesakysiu, kad nepasiilgau. Iš tikrųjų labai didelė kompanija mūsų skrenda, tai bus įdomu, kaip čia mums pavyks visiems padirbti ir šiaip kažkodėl turiu tokią nuojautą, kad bus labai gera stovykla. Pažiūrėsim, ar tokia bus ar ne.